Фантазер. Ты меня называла Фантазер. Blemba, šeštas laivas. Aš pasišiu važiuoju ir galvoju, kad spėsiu. Bet gal ir spėsiu. Paleidžia, ne į laivą. Blemba, jeigu aš šoksiu be eilės, gal ir palysiu. Rizikuojam tokią fintą. Rizikuojam. Va, Kazakstano numeriai. Ką čia veikia? Sankcijos. Ble. Artistai, ble, Europos Sąjunga. Kazakstano. Все. Važiuoju pakaliukas. Priego prisikabino pradžiui ir все. Ką, stovime eilutį? Gavom laiką 8 valandai. O. Kazakstano numeriai. Reikia mane stovi. Gražu? Gražu. Tuščia. Ką, galim biškelį nusnaut dar porą valandykio. Ir все. Taip galvau, kad atidėsiu. Ką, važiuojam. Neįdelį. Važiuojam į laivelį. Paskui Kazakstano numeriukus. Dar nieko nevalgiau dėl to, kad valgysim laive. Valgysim laive pusrytuką. English breakfast. Mane kaip viršininką čia siunčia. Labai gerai. Sako, kuo sako, Spausk. No problema. No problema. Vienas iš pirmų išvažiuos reiškis. Tai yra, kaip sakant, neblogai. O, kaip paimi pagreitį normaliai. Atrodo vietoj, kad greitais jis sukas. O. Bet kai išplaukia jūra, atvira, tai nieko skirtingo. Geras oras. Pastaus porą valandų. Lipam žemyn. Lekam. Все, короче, паркуемės jau Prancūzijoje, Dunkirke. Eisim į Kamazus ir važiuosim lauką. Žiūrėsim, kas čia per planas man bus. Ar čia reikės padaryti priekabą, ar važiuot išsiversti ir pačiam pasikrauti. Tai bus viskas aišku. Čia lengvas mašinas stovi, bet lengvųjų mašinų nifiga nėra. Tikiuosi, čia išlindau. Jo.
gazą. Jisai man reikia, sako. Geriau. Na, dabar į muitinę užeit, sutvarkyt popierius, nors nereikia eit. Bet, karočią, mums sako vis tiek. Tik užeikit mažą kaną. Francija, Le Francais. Išlėkiau. Pagaliau, kaip sakant, atvažiavom. Ir atplaukėm. Niekas nesikeičia, reiškia, važiuosim išsikraut. Viso, popėjus tvarkyti. Lekiam lauką. Tas dėlis atvažiavo į... Suprantu, kur važiuot. Judam tolyn. Nežinau, vienas pravažiavo po šalia važiuojam ir mes. Bet čia kažką pasikeisti turbūt, ne, kaip čia suprast. Viso. Mes šiandien nedalyvavom tam procese. Važiuojam toliau. Ant saulutės tai pizdės kaip šilta. Normaliai išspigina, bet kai išlipi iš mašinos nėra taip šilta iš tikrųjų. Ką čia man taip reikia pasikeisti kilometrus iš mylį, ne? Nepasikeičiau, kol stovėjau. Dabar kažkaip važiuojant reikės. Važiuojant reikės padaryti visą tą reikalą. Visą tą reikalą važiuojant reikės sugeneruoti. System settings, ne čia. Kaip sakant, nieko sudėtingo čia labai nėra, važiuoji. Daug laiko polskį parodys, kad viso. Ir laimingas saulėki. Greitas cruise control. Nežinau, kaip čia vadinasi. Uždėdė atstumą ir laikos. O, lepti važiuoju. Padaręs 85 km, ant 30 km važiuoju. Reaguoja į priekį važiuojančią mašiną. Pati mašina stabdos, pati gazuoja, sakyt. Aišku, pradžiai buvo biškelį taip nejau, baisu. Bet kaip pripranti. Bet taip labai spalvoti irgi negalėjom. Vėliau kažkas atsijungtų. Kai įsimėgsi, kad sudirbs tasai automatinis stabdymas. O. Stabdo pats, nieko nedarau. Pati pristabdo. Ir važiuoja. Laiko atstumą. O, tas gazuojas. Aš ir gazuoju. Su mašina pati gazuoja. Normaliai. O, baigęs apribojimai. Reikia tą fūrą gazuojas. Ir aš vat gazuoju. Ir aš tipo su kuo nieko nereguliuoju. Jisai pats čia reguliuojas. 85 pastatęs. Tavo dabar tas vys ir viskas, laikysis tam. Jis mūsų problemų. Ne, jau kitą sponsorį pasigausi. Light Group Arena. Panašiai kaip Žalgirio,
Čia turbūt didesnė. Gal ar ne? Lekiam tolyn. Lekiam tolyn. Go ahead. Varom ahead. Belgijos trafikų irgi yra. O. Stovi viskas. Skauteriukas kažką ten daro. Kalną lipdo, kaistina. Matasai. O to piltos normaliai va sustoja. Tik jie va, kai jis sustoja pilnai, tada turi ant gazo paspausti, taip reikia važiuot. Taip nepradeda važiuot. Dabar tą furą jas važiuot. Gazą biškelį spūstelį karočią ir jisai pradeda gazuotis. A. Ir viso. Ir pats. Pats važiuojant. Kai pradėjau aš čia biškelį bandžiau Anglijoje, ten kai trafikų milijonas pastovi, tai pačioj pradžioj buvo, tai bauga, atrodo, kad atsimuš, stabdo ir atrodo, kad atsimuš. Bet paskui pripranti ir din, va, kaip ir dabar, va. Iš pačioj buvo, atrodo, kad nesustos. Tada jisai pimt, pats ir sustojo, va. Kol visiškai nesustojus, tai paskui gazuojas, bet jeigu sustoju grinai į neįdėjimo, tai turi, kad pradėtų važiuoti, paspaust gazo pedalą, va, jis nevažiuoja. Man gazą paspaudė ir jisai gazuojas. Normaliai čia trafikėlis, sueina viskas į vieną. Į vieną juostą. Visai vieną greitkelį, dėl to šitas trafikas, tą turėjau, atrodo, kelio darbai vyksta. Tenėjas važiuoja. Čia geras trafikėlis. Buvo pastoja trafikas. Bet kad čia važiuoju irgi tas pats buvo. Čia turbūt kai Lietuvos Anglijų turbūt Darfordo tiltas ir tunelis. Čia irgi panašiai. Toksai variantas. Šiaip ne taip šviesas išsiražinėjo. Beveik. Va čia. Nueina į dešinę juostas, tiesiai 3 juostas. Mes važiuojam kairiau. Dar 3 minutės rodom Google Maps'o. Po 3 minutės dar trafikas. Po to turėjo eit kai vėjas. O čia Luik Antwerpen Oas, bet čia to Antwerpen Oas nerašo.